Šiandien mūsų laidoje lankosi Tauragės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Ligita Rimkuvienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinių paslaugų namuose skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Pečiulienė. Labą dieną. Labai. Mielos moterys, tai ir pakalbėkime trumpai apie integralią pagalbą jūsų centre. Iš tikrųjų, mūsų socialinės paramos centras socialinės paslaugas namuose teikia jau daugiau kaip 10 metų. Teikiame pagalbą į namus, dienos socialinę globą ir matėme iš tikrųjų, kad yra labai didelis poreikis teikti žmonėms slaugomiems namuose slaugos paslaugas. Ir dėl to 2013 metais startavome su projektu integralios pagalbos teikimas asmens namuose. Ir tai, sakykime, yra nauja paslauga, nes aš nesu girdėjus, kadangi turiu močiutę, kuriai galbūt reikėtų tokios pagalbos, tai mes truputį plačiau ir pakalbėkime. Jūsų centras ką veikia? Mūsų centras šiuo metu teikia socialinės paslaugos asmens namuose. Integrali pagalba tai yra socialinės paslaugos ir slaugos paslaugos asmens namuose tiem žmonėm, kurie negali visiškai savimi pasirūpinti. Taip pat šeimos nariams einame į pagalbą, kad galėtų jie derinti savo šeimos ir darbo įsipareigojimus. O kokie žmonės įeina į tą grupę, kuriems gali būti taikoma ši pagalba? Ši pagalba teikiama žmonėms turintys slaugos poreikį arba priežiūros pagalbos poreikį ir kuriems reikalinga tiesiog padėti apsitarnauti, padėti buityje, kuriems reikalinga kompleksinė specialistų pagalba. Taip pat šiandien studijoje turime Tauragės savivaldybės atstovę, kuri turbūt galėtų papasakoti, kaipgi jų savivaldybėje vyksta šios pagalbos. Tauragės rajono savivaldybėje taip pat yra įsijungusi į integralios pagalbos teikimą. Atsiliepdama į ministerijos kvietimą, mūsų savivaldybė parengė paraišką ir šiuo metu teikiamos paslaugos 30 neįgalių sunkios negalios asmenų. Ir šitos paslaugos tikrai yra reikalingos, kaip ir minėjo kolegė, nes tai ne tik socialinės paslaugos, bet ir slaugos paslaugos, kurios teikiamos būtent nesavarankiškiem asmenim. Mūsų savivaldybėje teikiamos paslaugos senyvo amžiaus arba suaugusiems neįgaliems asmenims, kurie visiškai neįgalūs, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Kas konkrečiai pasikeitė vykdant integralią pagalbą namuose? Iš tikrųjų, mūsų centre, mūsų įstaigoje atsirado naujas poskyris, integralios pagalbos poskyris, susibūrė 10 mobilių komandų, į kurių sudėtį įeina be socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, įeina ir slaugytojų padėjėjai, įeina ir kineziterapeutai ir taip pat dirba slaugytojai. Tad mobilių komandų darbas padeda užtikrinti efektyvesnį slaugos paslaugų teikimą ir iš tikrųjų pagerina efektyvumą. Ar jūs manote, užtektinai yra tų 10 komandų, ar visgi poreikis yra kur kas didesnis? Šiai dienai mes nuo projekto pradžios iki dabar integralią pagalbą asmens namuose suteikėme jau 130 gyventojų. Šiai dienai pakol kas eilių neturime, bet poreikis iš tikrųjų išlieka šitoms paslaugoms. Kas, sakykite, pas jūs pasikeitė vykdant integralią pagalbą namuose? Tai iš tikrųjų yra priartintas socialinių paslaugų teikimas asmenų namuose. Taip mes išvengiam institucinės globos, žmogus gali kiek ilgiau gyventi savo namų aplinkoje, būdamas apsuptas šeimos narių ir gauti kokybiškas paslaugas. Tai iš tiesų didelė dalis paslaugų yra slaugos dalis. Tai dirba slaugos specialistai ir žmonės gauna visas reikalingas tiek socialinės, tiek slaugos paslaugas savo namuose. Ir kaip minėjau, netgi turime poreikį, dar ir turim laukiančiųjų eilę. Dėl to pateikėme prašymą socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl papildomo finansavimo galimybės ir tikimės tą finansavimą gauti ateinančiais metais. Ir ne veltui sako, kad namų sienos irgi padeda gydyti, ar ne? Pasikalbėkime apie slaugą gaunančių žmonių artimuosius. Kokią jie pagalbą gauna? Na, iš tikrųjų, žmonės susidurdami ir slaugydamai artimai žmogų susiduria su įvairiais sunkumais. Tai ir piniginiai sunkumai, ir pervargimas, tiek padidėjęs fizinis krūvis, emocinis krūvis, iš tikrųjų tai ir šeimos ir darbo įsipareigojimų vykdymas. Tad projekto metu mes vykdome tiek individualias konsultacijas, tiek grupinės konsultacijas. Konsultacijų metu mes suteikėme įvairių žinių būtent artimiesiems prižiūrintiems
slaugos klausimais, įvairiais mitybos klausimais. Iš tikrųjų, grupinių konsultacijų metu artimieji taip pat pasidalina savo sunkumais, taip pat pasidalina patirtimi. O jūsų savivaldybėje, matyt, panašus dalykai vyksta. Esmės taip pat, nes iš tikrųjų, ką pamatėm, tai šeimos nariam dažnai trūksta informacijos. Tiesiog ir apie pačią slaugą, ir kokias galima įsigyti ir naudoti priemonės slaugai, kaip palengvinti tą slaugą. Ir be abejo reikalingos ir psichologinės žinios. Sakykite, kaip šis projektas pagerino sąlygas teikti pagalbą žmonėms esantiems namuose? Taip, yra puikia galimybė naudojantis Europos socialinio fondo lėšomis įsigyti reikalingą įrangą, priemonės. Tauragės rajono savivaldybė įsigijo 2 automobilius, kurie iš tikrųjų palengvina paslaugos teikimą. Yra galimybė nusivežti reikalingą taip pat projekto lėšomis įsigytą įrangą, reikalingą ligonių priežiūrai ir slaugai. Tai, kaip ir minėjau, buvo įsigyta ir visos reikalingos paslaugom teikti priemonės. Dar norėčiau Jūsų pasiklausti apie neformalų šios pagalbos skatinimą. Šio projekto metu viena iš veiklų tai yra neformalios pagalbos skatinimas ir iš tikrųjų mes iki dabar irgi esame jau pasitelkę į pagalbą apie 20 savanorių. Tai iš tikrųjų įvairaus amžiaus jaunimas, studentai, kaimynai, bendruomenės nariai ir būtent ir yra tikslas, kad skatinti, kad jie prisidėtų, susipažintų su tokia integralia pagalba. Ir tada pabaigai pasakykime žmonėms, kurie galbūt išgirdo šią informaciją, kur jie turėtų kreiptis, norėdami sulaukti pagalbos. Na, Vilniečiams dėl integralios pagalbos teikimo reikėtų kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą, į savo seniūnijose dirbančius socialinius darbuotojus. O Tauragės savivaldybė? Tauragėje į Tauragės rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių. Labai ačiū, mielos viešnios, kad atvykote.